Sveiki, mielosios ir mėlėjai, eteryje laida Krepšinio savaitė. Svarbiausios savaitės aktualijų apžvalgą šį kartą pradėkime nuo nacionalinės krepšinio lygos. Joje įsibėgėjo atkrintamosios varžybos. Kovo 16 dieną Kretingos sporto centre šeimininkai dar kartą nugalėjo Telšius po pratęsimo 83-81. Telšiškių sezonas buvo pakibęs ant plauko ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių. Rimanto Mikaločiaus auklėtiniai pirmavo 2-0 ir Telšiuose galėjo uždaryti seriją. Pirmąjį serijos iki 3 pergalių mačą kretingiškiai Telšiuose laimėjo taip pat po papildomų 5 minučių 192. Antrajame mače vėl kretingiškius į priekį vedė veteranai. Mindaugas Stašys pelnė 23 taškus, pataikė visas 12 baudų ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Mantas Ruikis pelnė 16 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Priminsime, kad Kretingos ekipa aštuntfinalio etape eliminavo čempionų titulą gynusią Kauno Žalgirio komandą. Na, kovo 19 dieną kretingiškiai iškovojo ir trečiąją serijos pergalę. Kretinga 73-71 eliminavo Telšius ir ketvirtfinalio seriją iki 3 pergalių laimėjo sausai 3-0. Tiksit paskutiniai minutei Rytis Apita realizavo 2 taškį, o kitoje aikštės pusėje kamuolį perėmęs Ernestas Bružas perdavė jį Mindaugui Stašiui, kuris padidino skirtumą iki 5 taškų. Po pertraukėlės Ignas Razutis tolimų metimų sumažino skirtumą iki 2 taškų, o likus žaisti 14 sekundžių. Kretingiškiai realizavo vieną baudą iš 2 ir padidino skirtumą iki 3 taškų. Lemiamoje atakoje Telšiai turėjo progą išlyginti rezultato, gal net jį persverti. Tačiau aikštės šeimininkai suklydo ir Kretinga paskendo euforijoje. Nugalėtojų gretose 14 taškų pelnė Edgaras Danys, 13 taškų pridėjo ir 12 kamuolių atkovojo Rytis Apita. Mindaugas Stašys pridėjo 12 taškų. 3 krepšininkai surinko po 8 taškus. Tai Mantas Ruikis, Justas Žiubrys ir Ernestas Bružas. Stebuklų šių metų atkrintamosiose ir toliau kuriantys kretingiškiai pusfinalio serijoje pamėgins sukurti dar vieną sensaciją. Rimanto Mikaločiaus auklėtiniai šiame etape susitiks su Marijampolės Sūduva Maltinga. O dabar apie Kauno Žalgirį. Kauno ekipa namuose sužaidė 2 Eurolygos mačus iš eilės. Pirmiausia, kauniečiai kovo 19-ąją susitiko su Polonijos Virtus krepšininkais ir juos nugalėjo 15 taškų skirtumu. Galutinis dvikovos rezultatas 96-81. Į ketvirtąjį kėlinį kauniečiai žengė su 5 taškų persvara. Tačiau vėliau skirtumas padidėjo ir iki 2-ženklės atžymos. Emocijų nevaldęs Bolonijos klubo vyriausiasis treneris Luka Banki vėliau užsidirbo 2 techninės pražangas per 1 minutę ir buvo išsiųstas į rūbinę. Už tai Edgaras Ulanovas realizavo be baudas, tai ir buvo lemiamas rungtynių momentas. Pergalę tritaškių įtvirtino pirmuosius taškus Eurolygoje pelnęs Nedas Montvila. Šiame susitikime nutrūko įspūdinga net 30 mačų iš eilės trukusi Žalgirio serija, visiškai išpildant namų areną Eurolygoje. Paskutinį kartą ne sausakimša arena buvo 2022 spalį prieš tą patį varžovą Virtus. Rungtynėse apsilankė beveik 13 000 žiūrovų. Kauno ekipai Kevarius Jeisas per 20 minučių pelnė 13 taškų ir surinko 26 naudingumo balus. Tai naudingiausios jo karjeros rungtynės Eurolygoje. O rezultatyviausiai Kauno ekipoje rungtyniavo 16 taškų pelnęs Edmundas Abderis. Keenanas Evansas rungtynės pradėjo sunkiai, bet galiausiai surinko 14 taškų ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Dovydas Gedraitis ir Laurynas Brutis pridėjo po 12 taškų. O dabar keliaujame į kauniečių dar vieną namų mačą su Vitorijos Baskonija, vykusį kovo 21-ąją. Kauniečiai dvigubą savaitę pabaigė antrąją pergalę 94-76. Po šios pergalės kauniečiai pavijo Miuncheno Bayern ir Milano Emporio Armani ekipas, bei atsilikimą nuo 10 vietos sumažino iki 1 pergalės. Kauniečių gretose rezultatyviausią karjeros mačą Eurolygoje sužaidė Kevarius Jeisas. Per 28 minutės jis pelnė 17 taškų, sugriebė 7 kamuolius ir įsirašė 20 naudingumo balų. Išskirtinės ir galių žinutės pasilikti sulaukęs Keenanas Evansas per 24 minutės pelnė 20 taškų ir surinko tiek pat naudingumo balų. Susitikimą Nemuno saloje stebėjo beveik 15 000 sirgalių. Rungtynių dieną Žalgirio arenoje buvo išparduoti visi bilietai. Tarp sirgalių buvo ir didžiulis būrys Estijos palaikytojų. Kauniečiai kitą savaitę žais su Milano Emporio Armani ekipa namuose, o tuo šiandien laidą ir baigiame. Iki kitos savaitės.